Tikriausiai žinote, kad jau galima apsipirkti, pavalgyti restorane, sumokėti už paslaugas, žodžiu, gyventi civilizuotai, neturint nei grynųjų pinigų, nei banko kortelių, nei pačios piniginės. Pakanka savo telefone turėti mokų. Šiandien ir pasižiūrėsime, kaip pradėti naudoti šią programėlę ir kokie jos privalumai. Pirmiausia, atsisintus ir įsidiegus programėlę reikia prisiregistruoti. Tai padaryti labai paprasta, jeigu turite sutartį su Tele2 ar kitais dviem didžiaisiais operatoriais. Suvedate reikiamą informaciją – savo vardą, pavardę, asmens kodą, keli paspaudimai ir programėlė paruošta. Dar greičiau prisijungsite, jei naudojatės mobiliuoju parašu. Ir štai jau turite nuosavą pilnavertę elektroninę pinigų sąskaitą. Kadangi mokų veiklą prižiūri Lietuvos bankas, jai taikomi aukščiausi saugos reikalavimai, tad jūsų pinigai visiškai saugus. Be to ir jūsų telefonas juk daug saugesnis už piniginę. Piniginės turinį saugo užtrauktukas ir saga, o telefono piršto atspaudas, slaptažodis ir jūsų veidas. O dabar pažiūrėkime, kokias funkcijas ši programėlė siūlo. Didelis mokų privalumas, kad paslauga galima pradėti naudotis neįdėjus jokių savų pinigų. Mobiliojo ryšio operatorius siūlo atidėto mokėjimo galimybę. Reiškia, už pirkinį sumokėsite kartu su sąskaita už mobiliasias paslaugas. Visai kaip naudodamėsi mParking programėle. Tele2 suteikia 30 eurų limitą. Jei jo nepakanka ir išnaudojate, mokų sąskaitą galima akimirksniu papildyti prie jos prijungus savo banko kortelę. Paprasta kaip 2x2. Galima netgi nustatyti, kokį minimalų mokų sąskaitos likutį norime palaikyti. Ir jį pasiekus, sąskaita automatiškai bus papildyta reikiama suma. Na ką, registracija įvyko greitai ir sklandžiai, sąskaita papildyta. Metas patikrinti, ką ši piniginė telefone gali realiame pasaulyje. Pirmiausia, metas gerai kavai. Su mokų galite atsiskaityti visose fizinės prekybos vietose pažymėtose mokų ženklų. Kaip tai padaryti? Pirmiausia, įspėjame kasininką, kad mokėsime su mokų programėlė ir norėčiau latę vidutinės. Įjungite telefone mokų programėlę ir paspaudžiate mokėti. Įsijungus kamerai su ją nuskaitote, nuskaitote QR kodą, paspaudžiam patvirtinti mokėjimą ir viskas. Atsiskaityta. Beje, šiuo metu vyksta akcija už kiekvieną atsiskaitymą bent 4 eurų dydžio jums bus grąžinta 1,5 euro. Pirmas įspūdis paprasta, greita ir patogu, bet ar mokų gali daugiau? Kadangi jau metas pietauti, puikia proga patikrinti, ar mokų padės man ir pavalgyti. Mokų priimančiose vietose taip pat galite atsiskaityti tiesiog nuskaitę QR kodą sąskaitos čekyje arba kitų būdų. O jeigu norite pasidalinti pietų sąnaudomis su draugais, mokų tai irgi leidžia. Pinigai gavėją pasieks akimirksniu. Be to, mokų naudotojai gali labai greitai siųsti ir gauti pinigus be jokių mokesčių. Jie sąskaitą pasieks ne kitą dieną, o akimirksniu. Viskas, ko tam reikia, žinoti gavėjo telefono numerį. O jei tas žmogus neturi įsidiegęs programėlės, jis gaus SMS su nuoroda ją įsidiegti ir per 3 dienas atsiimti pinigus. Turėti mokų apsimoka ir dėl pasiūlymų, kurie jūsų laukia programėlės naujienų skyriuje, yra nuolat atnaujinami. Štai pavyzdžiui, pavalgyk mieste ir atgauk 1,5 euro. Perki Rimi ir 1 eurą atgauni, perki Senukai LT, 3 eurus atgauni. Pasiūlymų labai daug ir jie tikrai nuolat keičiasi. Vietų, kur galite sumokėti su moku, tikrai nepritrūksite. Jų yra daugiau negu 1000. Visas jas rasite mokų interneto svetainėje arba tiesiog ieškokite mokų ženklų. Apsipirkti Viada degalinėse ar Rimi prekybos centruose, sumokėti už komunalinės paslaugas Mano Gilė LT ar Viena sąskaita LT, netgi apmokėti savo mobiliojo telefono sąskaitas. Kaip jau supratote, atsiskaityti su mokų galima ne tik fizinės prekybos vietose, bet ir daugelį lietuviškų elektroninių parduotuvių. Ir tam nereikia jokių papildomų registracijų ar prisijungimo kodų. Išties, kurį laiką pasinaudojęs mokų susimastai, ar tikrai dar reikia tos sunkios kišenės plėšančios piniginės?